3D daug kas matėte. Žinom ten tos vaizdus, kaip tau atrodo, kad va, čia visiškai arti ten kokia gyvatė, ar ten kažkoks tai medis krenta ant tavęs, bet kai tu matai visą tai padaryta iš tų paveikslų nuo vaikystės mums pažįstamų, yra visai kitas jausmas. Būtinai visus kviečiu apsilankyti kultūros centre Ukmergėje, kur dar vyksta Čiurlionio darbų paroda. Tai yra paveikslai, kuriuos mes nueiti galime ir apsidairyti ir pamatyti, kad esam visai kitoje aplinkoje. Tai buvome su bendradarbiais, kur iš tiesų ėjo užsieniečiai, kurie nieko bendro neturi su Čiurlioniu, bet jiem labai didelį įspūdį paliko. Sakė, tokio nesam matę dalyko. Kad taip tave įkeltų į tuos vaizdus visus ir jie taptų tokie gyvi, kai tu skrendi ir tavo šešėlis yra paukščio šešėlis. Ten tiesiog sėdi kėdėj tokioj, sukiojasi, uždeda akinius, uždeda ausinės, nerealu. Tu atsiduri kaip visai kitoj realybėj. Trunka gal 15 minučių pats filmas, yra ir muzika specialiai sukurta tam. Ir tai, kai tu nori pažiūrėti aukštyn, žemyn ar į dešinę, į kairę, tu sukiesi su ta kėdė ir tu visą laiką esi tame paveiksle. Nereikia nei toli važiuoti, nei labai, svarbu atsikasti sniegą iš kiemo, o toliau viskas pasiekiama. Bet tikrai patirtis labai faina. Sapnuosit po to.